Žinot, šiandienos pamastymą norėčiau pradėti nuo vienos istorijos, kurią noriu Jums perskaityti. Būdamas jaunas pastorius ir vaikščiodamas po Eseno miestą Vokietijoje, Vilhelmas Bušas pamatė didžiulę darbininkų minią, susirinkusią į politinį mitingą. Ant statinės stovėjęs ir aistringai kalbėjęs oratorius pastebėjo jį minioje ir sušuko: "Ei, žiūrėkite, ten kunigėlis, ateik čia!" Bušas priėjo prie pat minios priekio. Oratorius, kupinas pykčio dėl pasaulyje esančio skausmą, nukreipė savo įniršį į pastorių ir rėžė: "Klausyk, kunigėli, jeigu Dievas yra, aš to nežinau, bet jei jis yra, tai kai aš mirsiu, žygiuosiu tiesiai prie jo ir pareikalausiu atsakymų. Aš jo paklausiu, kodėl leidai milijonams vyrų žūti mūšio laukose, kodėl leidai nekaltiems vaikams badauti, kai kiti maistą išmetė, kodėl leidai žmonėms mirti baisiose kančiose nuo vėžio." Kalbėtojas visiškai įsisiautėjo ir galiausiai suriko: "Ir tuomet aš jam pasakysiu, tu, Dieve, lipk žemyn iš savo sosto, šalin tave, dink iš akių." Didžiuliam kalbėtojo ir visos minios nustebimui pastorius Bušas nepradėjo ginčytis. Priešingai, jis pakėlė balsą ir pradėjo šaukti kartu su oratoriumi: "Tiksliai, visiškai teisingai, šalin tokį Dievą, šalin tokį Dievą." Minioje įsivešpatavo visiška tyla. Kalbėtojas sutriko, sumišęs pažiūrėjo į Bušą ir sumandžiojo: Palauk minutėlę, tu juk pastorius, tu negali šaukti šalin tokį Dievą." Bušas pažiūrėjo jam tiesiai į akis ir ramiu, bet tvirtų balsų atsakė: "Klausyk manęs. Dievas, prie kurio tu gali va taip prieiti, kuriam gali vadovauti ir taip plačiai verti burną, Dievas, kuris leidžiasi pasodinamas į teisiamųjų suolą, kur tu esi teisėjas, o jis kaltinamasis, tokio Dievo tiesiog nėra. Jis tai yra tavo vaizduotės vaisius, žaisliukas, kurį pats savo susikūrė į savo galvoje. Tačiau tikrasis Dievas, šventasis Dievas, kuris iš tikrųjų egzistuoja, kai tu vieną dieną stosi prieš jį, tu tikrai nebeversi burnos jo teisti. Tu stovėsi visiškai nutylęs ir jis bus tas, kuris tavęs paklaus: kaip tu galėjai gyventi savo gyvenimą, ignoruodamas ir niekindamas mane." Ši istorija yra iš knygos Jėzus mūsų dalia, kurią parašė Vilhelmas Bušas. Pas mus bibliotikoje jinai yra, jeigu kažkas norėtų pasiskaityti, galit paimti. Žinote, šitą istoriją puikiai iliustruoja tai, kad kiekvienas žmogus gyvenantis šitame pasaulyje ir kiekvienas iš mūsų, mes turime savo įsivaizdavimą, kas yra Dievas. Koks jis yra, ką jisai gali, kaip aš galiu bendrauti su juo, kas jis toks apskritai ir koks mano santykis su juo. Visi mes turime skirtingą santykį su tuo pačiu Dievu. Visi mes turime skirtingą įsivaizdavimą, koks jis yra. Ir pirmam laiške Korintiečiams 10 skyriuje ten yra pasakojimas, kur Paulius primena žydų istoriją. Ir jisai sako, kad ten, visi mūsų tėvai buvo ten po debesimi ir visi perėjo jūrą. Visi valgė tą patį dvasinį maistą ir visi gėrė tą patį dvasinį gėrimą. Vis dėlto daugimas iš jų nepatiko Dievui ir jų kūnai liko gulėti dykumoje. Visi gavo tą patį, visi girdėjo tą patį, visi buvo ten pat. Bet štai dalis suprato ir pažino Dievą, bet kita dalis liko gulėti dykumoje. Žinote, kada mes turime skirtingą įsivaizdavimą apie Dievą, mes kūrėme ir skirtingus lūkesčius jam. Ir mes skirtingai įsivaizduojame, ko jis reikalauja iš mūsų. Mes skirtingai suprantame, kas jam patinka, kas ne. Netgi va čia, būdami vienoje salėje, vienoje bendruomenėje, mes galim labai skirtingai suprasti Dievą. Labai skirtingai įsivaizduoti jo reikalavimus mano gyvenimui. Ir tai yra problema, kad mes esame skirtingi. Ir kada mes susirinkame bažnyčioje, bažnyčia ir yra skirta tam, kad mes
galėtume praturtinti vienas kitą savo Dievo pažinimu. Ir kad mes galėtume išgryninti Dievą, kad suprasti, koks jis yra iš tikrųjų. Kad atmesti savo stereotipus, savo įsivaizdavimus apie jį, kažką, ką pasaulis mums prikišo. Ir išgryninti Dievą, pamatyti jį tokiu, koks jis iš tiesų yra. O ne tokiu, kokį mes savo įsivaizduojame. Ne tokiu, kaip mes bandome jam primesti kokią rolę, kokį vaidmenį. Ir kartais mūsų įsivaizdavimas apie Dievą yra labai vienpusiškas. Mes jį pažįstame tik iš vienos pusės. Dėl to mums reikalinga bendruomenė, dėl to mums reikalinga būti bažnyčioje, kad mes pamatytume jį iš kitur. Iš kitos pusės pamatyti jį, koks jis yra. Ir žinote, Jėzus kartą pasakoja savo mokiniams, kad ateis laikas, kada ateis į dangaus karalystę žmonės, atsiskaitinės prieš Dievą ir bus tokių žmonių, kurie ateis ir sakys, viešpatie, aš dariau stebuklus tavo vardu. Aš dariau tą, aną, trečią, jis pradės vardinti. Ir Jėzus tada pasakys, o aš tavęs nepažįstu. Kaip nepažįsti? Ašgi tavo vardu veikiau. Jis sako, ne, aš tavęs niekada net nepažinojau. Nežinau, kas tu toks. Eik tenai su tais nusidėjėliais. Žinote, šitie žodžiai baugina. Šitie žodžiai leidžia suprasti, kad ne viską, ką mes darome, yra tai, kas tinka Dievui. Mes skaitėme, Joelis mums skaitė psalmėje, kad žydai aukojo aukas, tačiau Dievui jos nebuvo reikalingos. Jie darė tai, ką jisai reikalavo, tačiau jam Dievui to nerūpėjo. Dievui tai nebuvo įdomu. Ir žinote, labai dažnai mes galime gyventi klaidingais įsitikinimais. Pavyzdžiui, kelis aš išvardinsiu. Ir kartais žmonės ant tų klaidingų įsitikinimų jie stato netgi visą savo gyvenimą. Pavyzdžiui, yra toks mitas, kad žmogus išnaudoja tik 10% savo smegenų. Ir reikia gerai pasistengti, reikia mąstyti, reikia praeiti tam tikrus treningus, žinote, kad išvystyti, kad išleisti tą galę savo smegenų ir padėti naudoti jų daugiau. Tačiau tai yra netiesa. Bet kai kas taip tiki ir ant to stato savo gyvenimą. Yra toks mitas dar, kad pykčio išliejimas padeda emociniai higienai. Kada, pavyzdžiui, tu esi piktas, tau reikia eiti ir pasmugiuoti kriaušę arba į sieną arba dar kažkur ir tau iškart bus lengviau. Tačiau tyrimai parodė, kad tai nėra tiesa. Kad kada žmogus pasiduoda ir pradeda reikšti savo pyktį, kortizolis pakyla ir išlieka ilgiau jame, negu kad jis galėtų nusiraminti savo mintimis. Yra, pavyzdžiui, dar toks mitas, kad nuo cukraus vaikai tampa hiperaktyvus. Tėvai padaro dietas, atima cukrų ir panašiai. Bet vėlgi tyrimai rodo, kad kai vaikams duodavo sausainius, kurie visiškai neturi cukraus, bet tėvams to nesakydavo, tėvai visuomet pamatydavo, kad jie tapdavo labiau aktyvus, nors cukraus jie negaudavo. Yra ir toks mitas dar, ko daugiau, kad skutiesi, tuo labiau auga plaukai, tankesni, tokie stipresni. Aš irgi kažkada taip ilgai galvojau. Vengdavau skustis, galvojau paskui, kai pradės barzda augti. Yra dar toks mitas, mes susidurėme, kad pirštų traškinimas, jisai atneša tokių ilgalaikių padarinių, artritą kokį nors ar panašiai. Tačiau tai irgi netiesa. Bet žinote, kartais žmonės, kada turi neteisingų įsitikinimų, jie pradeda tai integruoti į savo gyvenimą ir pradeda eiti arba kažkokius mokslus, arba kažkokias procedūras, arba ten dar kažką ir paskiria daug savo gyvenimo tam, kas iš tikrųjų neturi jokio pagrindo. Tas, kas neturi jėgos ir nėra tiesa tiesiog. Tačiau lygiai taip pat mes galime kartais sugalvoti įvairių teiginių ir įsitikinimų apie Dievą. Ir savo gyvenimą statyti santykiuose su tokiu Dievu, kurio realiai neegzistuoja. Kaip toje istorijoje, kur mes skaitėm. Arba tiesiog santykiai su Dievu, koks jisai nėra iš tikrųjų, nes mes tiesiog savo sugalvojame. Ir šitoj psalmėje, kur skaitė Joelis, buvo tokia vieta, kada viešpats vardina nedorėlių nuodėmes. Ir jis paskui sako 21 eilutėj. Sako, visą tai darei ir aš tylėjau. Ir tu pamanėjai, kad aš esu toks kaip tu.
bet aš barsiu tave ir tavo darbus statysiu tavo prieš akis. Kada nusidėjėlis nesulaukia bausmės, jis pradeda galvoti, kad Dievas jam pritarė. Jis pradeda galvoti, kad Dievas yra toks, kaip jisai. Žmogus yra linkęs pritaikyti Dievą savo, kad tai būtų mano Dievas, toks kaip aš sugalvojau, kaip man reikia. Pritaikyti savo pasaulėžiūrai arba sukurti jį tiesiog pagal save. Žinote, kai kurie vagis, kada eina vogti, jie persižegnoja. Kad Dievas padėtų, kad Dievas apsaugotų. Kontrabandistas padėkoja Dievui, kad pavyko prasmukti nepastebėtam. Puolančios kariuomenės kareivis padėkoja Dievui, kad pavyko nužudyti daugiau priešų. Kiekvienas turi savo Dievą pagal savo situaciją. Ir ne veltui, žinote, pagonių tautose buvo žemdirbių Dievas, buvo nešiųjų moterų Dievas, buvo skaniai mėgstančių pavalgyti Dievas. Visokių žmonių. Štai aš esu toks ir aš turiu tokį Dievą turėti, kuris pritartų man, kuris man patiktų, kuris būtų toks kaip aš ir kuris atsakytų į mano poreikius, būtent tokio manęs. Mes esame linkę pritaikyti Dievą prie to, kokie esame mes. Ir žinote, yra toks kūrinys, meno kūrinys, kuris vadinasi Juodoji Madona. Tiesiog Jėzus ir Marija yra juodaodžiai. Ir, žinote, iš pradžių tai pritrenkia mokslininkus, Jėzus tai lyg tai buvo baltaodės, bet štai yra daug tų tokių statulėlių, ikonų, kur Jėzus vaizduojamas juodaodžių. Ir galiausiai išsiaiškino, kad visos didžioji dalis tų dalykų yra kilę iš Etiopijos, kur žmonės tiesiog yra juodaodžiai. Ir jie tą Dievą irgi nupiešė juodaodžių. Nes tas Dievas kažkoks turi būti panašus į jos. Jis turi būti kažkaip pritaikytas jiems. Taigi žmonės linkę Dievą pritaikyti savo, padaryti jį tokį, kokį jie savo jį įsivaizduoja. Bet Dievas nėra stabas. Dieva nėra tas, kurį tu gali išdrošti pagal tai, kaip tu jį įsivaizduoji, pagal tai, kaip tu jį nori. Ir praeitą sekmadienį aš jums skaičiau tokią vietą iš Izaijo pranašystės. Paskaitysiu dar iš Izaijo 44 skyriaus, kaip žmogus darė savo stabą. Rastgalį žmogus sudegina ugnyje, ant jo žarijų kepasi mėsą, sotinasi kepsnių, vis šildymasis prie ugnies ir kartodamas, o kaip man šilta, man net karšta darosi. O iš likusios dalies pasidirba stabą ir atsiklaupęs prieš jį garbino jį ir maldavo, išlaisvink mane, nes tu esi mano Dievas. Stabai nieko nežino ir nesupranta, nes jie apakę ir širdimi nesuvokia. Žmogus padaro stabą pagal tai, kaip jis nori, kaip jis jį įsivaizduoja. Ir kartais tas Dievas, kurį mes pasidarome savo, kaip mes įsivaizduojame, jis yra niekas kitas kaip stabas mūsų gyvenime. Ir tai nėra susijęs su tikrų Dievu, kuris turi savo charakterį, savo būdą, savo veikimą, bet tai yra stabas, kurio aš patikėjau, nes aš pats jį susikūriau, nes jis man patogus buvo. Nepriklausomai nuo mūsų įsivaizdavimų, Dievas visada lieka savimi. Tu negali jo kažkaip pritaikyti savo. Ir nepriklausomai nuo to, ką mes apie jį galvojame, ką mes galvosime, kaip mes apie jį tikėsime, tai nepakeis jo, tai nepakeis to, ko jis yra. Mes tik tai patys gyvensime tokiam aklume arba saviapgaulėje. 9 amžiuje buvo toks krikščionių judėjimas, kuris vadinosi stulpininkai. Ir tas judėjimas prasidėjo nuo Simeono stulpininko Sirijoje. Ir esmė buvo tame, kad jie tikėjo, kad fizinis priartėjimas prie dangaus priartina prie Dievo. Ir dėl to jie apsigyvendavo tokiuose ant stulpų, aukštus stulpus pasidarydavo, ant jų padarydavo platformą ir ten gyvendavo. Ir pavyzdžiui, tas Simonas ar Simeonas, jisai pragyveno ant stulpo 37 metus, tam, kad būti arčiau Dievo. Jo mokiniai ateidavo, jam paduodavo duonos, vandens truputį, kad jis nenumirtų ir jis savo gyvendavo.
Ir paskui vėliau 10 žmonių pasiekė jo to įsitikinimu. 18 amžiuje Rusijoje buvo tokia religinė tėkmė, kuri vadinosi skopcai, nežinau kaip čia teisingai lietuviškai pasakyti. Bet iš esmės tai buvo žmonės vyriškos lyties, kurie kastruodavo save tam, kad nepatirti aistrų ir geidulių. Jie tikėjo, kad Dievo žodis, kur sako, kad jeigu tave kažkas gundo, tai nukirsk ir išmesk, jie priimdavo tai tiesiogiai. Ir jie kastruodavosi tam, kad būtų arčiau Dievo, kad labiau patiktų Dievui, kad turėtų mažiau kažkokių aistrų. 19 amžiuje buvo tokie plakūnai vadinami. Žmonės, kurie rinkdavosi į naktinius tokius susirinkimus ir plakdavo save botagais arba virvėmis. Jie tikėjo, kad šventoji dvasia gali tiesiogiai apsėsti žmogų, tačiau tik tuomet, kada kūnas yra visiškai palaužtas. Ir jie save kankindavo, muždavo save tam, kad galėtų Dievas veikti per jos, kad jie būtų tokiam silpnume. Šiais laikais, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose yra toks judėjimas krikščionių, paplitęs tarp sekmininkų, bažnyčių, kai per pamaldas tikintieji ima nuodingas gyvatės į rankas ir su jomis šoka arba nešioja rankose. Taip pat tai imama iš Jėzaus žodžių, kur Jėzus sakė, kad jūs imsite gyvates ir jos nieko nepadarys. Ir jie liudydami tai, jie vaizduoja tai. Ir YouTube'e galima rasti tokį video, kada vienam pastoriui tą gyvatę įkanda. Ir jis praktiškai per 15 minučių miršta. Iš pradžių atsisako važiuoti į ligoninę, sako, Dievas tai mane išgydys. Bet vis labiau ir labiau jisai ten atsijunginėja ir galiausiai žmona sako, nejokaukim, veškim. Ir vežė jį, bet jis vis tiek mirė. Ir neseniai, pavyzdžiui, pas mus buvo atvykę irgi dar tokie įdomus tikintieji žmonės, kurie atvyko į bažnyčią ir sako, mes elgiamės, kaip sakė Jėzus, mes neimam nei pinigų, nei pagalių, nei nieko nesirūpiname, o tikime, kad tikintieji turi pasirūpinti tais, kurie skelbia žodį. Ir tokie žmonės, žinote, tikintieji, tai ne visada tokie dosnūs. Tai tiem žmonėms kartais tenka miegoti kažkur po tiltu, kartais kažkur gatvėje, kažkur. Ir pagalvoji, štai daug žmonės daro tokių religinių praktikų, kurių realiai, kada mes pasižiūrėjome į Dievo žodį, Dievas nereikalauja iš mūsų. Žmonės tengiasi kažką padaryti dėl Dievo, tai, ko Dievas nereikalauja. Ar tai priartina jos prie Dievo? Didelis klausimas. Bet ką mes žinome, kad laikų pabaigoje ateis žmonės ir štai pareikš Dievui, sakys Kristui, kiek jie daug dėl jo padarė. Mane įkando gyvatė, aš miegojau po gatve, aš gyvenau ant stulpo, aš kastravausi, aš dar ten kažką padariau, aš save plakiau kas sekmadienį. Ir štai tokį sąrašą Dievui pateiks. Viešpatie, aš tiek atidaviau dėl tavęs, aš savo visą gyvenimą dariau tą arba na, savęs kažkaip spaudžiau. Ir tada Dievas sakys, bet aš šito iš tavęs neprašiau. Jokios naudos ar geresnės vietos danguje tau nebus. Štai kada yra ta problema, kada mes susikuriame savo Dievo paveikslą, tokio Dievo, kokio nėra, arba tokio Dievo, koks jis nėra. Ir tai gali, ir ant to statome savo gyvenimą, bendraujame su tokiu Dievu, tarnaujame jam. Bet kaipgi atsiranda tie mūsų tokie keisti įsitikinimai, kaip formuojasi tas Dievo įvaizdis. Visų pirma, aišku, tai yra mūsų šeima. Iš savo šeimos mes atsinešame kažkokį Dievo paveikslą. O tą žmogų, kur pasakau, kad gyvatė įkando pastorius, kur mirė, jo sūnus perėmė jo tarnystę. Dabar jo sūnus vaikšto su tom gyvatėm. Nes jis gimė tokio aplinkoje, jis taip suprato Dievą, jam atrodo, kad Dievas būtent toks. Kartais žmogus užaugos krikščioniškoje šeimoje neįtin apsidžiaugia, kada sužino, kad štai dar vienas tėvas yra danguje. Dar vienas tėvas, kurį jis skriaus. Jeigu tas žemiškasis va čia žemėje skriaudė jį ir dabar yra dangiškasis, kuris turbūt irgi skriaus. Ir jis pradeda Dievą įsivaizduoti kaip tokį visai kitokį, negu mes jį galime suprasti. Dievą žiaurų, Dievą negailestingą ir ne visada teisingą.
Kartais žmonės tiki horoskopais, tikintis žmonės, bet tiki horoskopais, nesisveikina per slenkstį, apeina juodas kates. Iš kur tai? Iš kur tai yra? Kur jūs ištraukėt tai? Kaip tai susijęs su Dievu, kurio jis garbina? Ir štai šitie įsitikinimai klaidingi, jie ateina iš šeimos. Taip mano mama darė, taip mano tėtis darė ir aš taip darau. Ir tai yra neteisingi Dievo paveikslai. Dievas yra virš viso to. Kartais tas neteisingas įsivaizdavimas ateina iš mano paties charakterio. Kaip mes kalbėjome, kad aš esu linkęs pritaikyti Dievą prie savęs. Jeigu aš esu kantrus, tai turbūt ir mano Dievas bus kantrus. Tačiau jeigu aš esu choleriškas, tai tas ir Dievas bus toks kažkoks piktas. Jeigu aš myliu žmonės, tai ir mano Dievas myli žmonės. Jeigu aš esu suktas, tai mano Dievas toks, žinot. Trečias dalykas, iš kur ateina neteisingi Dievo įsivaizdavimai, tai yra mūsų kultūra. Visuomenė, kurioje mes gyvename, muzika, medija, filmai, vieši asmeniai, taip vadinami influenceriai. Tai, ką jie sako, žmonės perima, galvoja, kad tai tiesa, kad jie kažką nusimano. Ir visą tai daro neteisingą įtaką mūsų Dievo supratimui. Žinote, kad, pavyzdžiui, yra LGBT bažnyčios, kur susirenka žmonės, kurie yra homoseksualūs ir jie garbina kažkokį Dievą. Tai tikrai ne mano Dievas, bet jie kažkokį ten garbina. Sako, kad jie krikščionys. Judėjimai už feminizmą, už moterų teisės daryti abortus. Yra įvairių keistų įsivaizdavimų, koks Dievas yra. Ir visa tai ateina iš to, kad kultūra ir visuomenė mums daro įtaką. Ir mes, paskui kaip krikščionys, kartais negalime atskirti. Tai kaip yra, koks tas Dievas, tai kas jam patinka? Kaip man žinotai? Ir aš tikiu kažkokį Dievą, kuris jau pusiau pasaulietis. Kuris jau pusiau perėmė mūsų visuomenės ir kultūros pažiūras. Toks yra tas mano Dievas. Ir tokį Dievą aš garbinu. Ir galiausiai ketvirtas toks dalykas, turbūt daugiau jų yra, kuris gali formuoti mūsų įsitikinimą, koks Dievas yra, tai susidūrimas su kitais tikinčiaisiais. Kartais tikintys žmonės mums vaizduoja Dievą tokių, koks jis iš tikrųjų nėra. Aš pažįstu vieną moterį, kuri turėjo labai religingą mamą. Mama dainavo chore, tarnavo bažnyčioje, bet dabar ta moteris negali ateiti pas Dievą, dėl to, kad nenori tikėti tokį Dievą, kaip tikėjo jo mama. Dėl to, kokia ta mama buvo. Jinai buvo žiauri su savo dukra, o buvo tikinti. Ir klausimas, kokį Dievą jinai tikėjo. Kartais žmonės nenori tikėti tokį Dievą, kokį jie pažįsta iš kitų krikščionių. Ir tai yra didelis iššūkis man. Ir visiems kitiems, mums kaip tikintiesiems. Žinote, Jėzus paklausė kartą fariziejų. Ką jūs manote apie Kristų? Tai yra Mato Evangelija 22 skyrius. Sako, ką jūs manote apie Kristų? Kieno jis sūnus? Jie atsakė, Dovydo. Jis tarė jiems, o kodėlgi Dovydas dvasios įkvėptas vadina jį viešpačiu, sakydamas viešpats tarė mano viešpačiui, sėskis mano dešinėje, kol patiesiu tavo priešus tarsi pakojai po tavo kojų. Jei tad Dovydas vadina jį viešpačiu, kaipgi tada jis gali būti jo sūnus? Ir ne vienas negalėjo jam atsakyti nė žodžio. Ir niekas nedrįso nuo tos dienos jo klausinėti. Fariziejai buvo priblokšti tokio Jėzaus požiūrio. Jie daugybę kartų skaitė šitą vietą iš Senojo testamento. Ir būdami patys fariziejai, jie aiškino kitiems žmonėms, ką tai reiškia. Bet štai čia Kristus jiems atveria perspektyvą apie Mesiją, kurios jie net neįsivaizdavo, kurios jie niekada nematė. Jie pritaikė Kristų prie savo tautos aplinkybių, prie politinės situacijos. Jie laukė tokio Mesijo, kuris išgelbės juos iš romėnų. Jie įsivaizdavo Kristų kaip Dovydo protėvį, kaip žmogų, kuris bus galingas ir stiprus. Ir jie nesuvokė, kad tas Kristus bus iš tikrųjų Dievo sūnus. Dievo nusileidusio į žemę ir sėdės savo tėvo dešinėje.
Jiems reikėjo, kad ateitų Jėzus ir praplėstų jų supratimą, kad jie galėtų pamatyti Dievą tokiu, koks jis iš tikrųjų yra. Ir tam mes matome, kad Jėzus naudoja šventąjį raštą. Jis naudoja Dievo žodį, kad atverti akis. Kartais tai būna ir su mumis. Būdami labai skirtingose gyvenimo aplinkybėse ir ateidami iš labai skirtingų gyvenimo istorijų, mūsų Dievo įvaizdžiai yra labai skirtingi ir dažnai vienpusiški, o kartais labai tolimi nuo to, koks Dievas iš tikrųjų yra. Ir keletą tokių įvaizdžių aš noriu jums pateikti, kad mes apsvarstytume, ar mes negalvojame irgi kažkaip panašiai. Pirmas įvaizdis tai Dievas kaip apsauginis. Pagrindinė jo funkcija yra rūpintis, kad man viskas būtų gerai. Kad aš gyvenčiau tokį palaimintą, sotų gyvenimą, kad man nieko blogo nenutiktų. Tai yra saugantis Dievas. Kol aš gyvenu teisingai, jis visada pasirūpins manimi, bus šalia, saugos nuo blogybių, užtikrins mano gyvenimo poreikių patenkinimą. Ir jeigu aš buvau geras, bet nutiko nelaimė, mano tikėjimas griūva. Nes Dievas mane nuvylė, palaukit. Tai čia Dievas, kuris turi saugot. Tai kaip čia dabar nutiko nelaimė? Ir man pradeda nepatikti tos Dievas, aš nusiviliu jį. Pradeda galvoti, jis iš vis yra tas, kuris mane turi saugot. Bet toks Dievas neegzistuoja. Dievas apsauginis neegzistuoja. Ar čia yra tiesos apie Dievą? Taip yra. Bet ar tai yra visas Dievo paveikslas? Ne, toli gražu ne. Dievas saugo mus ir rūpinasi, bet jis niekuomet nežadėjo, kad mūsų gyvenimas bus kaip sviesto klotas. Kad mūsų teisumas suteiks gyvenimą be rūpesčių, be ligų, be jokių išbandymų. To nėra žadėjęs. Antras Dievo įvaizdis tai toks Dievas psichologas, pavadinau jį. Tai Dievas, kuris visada supras, Dievas, kuris visada išklausys, visada pagos. Jo pagrindinė funkcija yra tokia, kad jis priimtų mus, išgirstų, pagostų, pas kurį mes visada galime eiti tada, kada mums sunku gyvenime, kada aš patiriu stresą, kada aš patiriu kažkokį neteisingumą, aš einu pas tą Dievą, kad jam papasakoti, kad jam išlieti širdį. Bet štai, mano gyvenime viskas gerai. Ir tada man tas Dievas nereikalingas, nes nėra nuo ko manęs gost. Arba jeigu aš rasiu gerą draugę, kuri mane išklausys, kuri bus tokia gera ir visas mano pokalbius galės klausyti, aš galiu nejučiam apskritai pamiršti tą Dievą. Mano tikėjimas tada atšala, o galiausiai jo galbūt ir visai nebelieka. Nes aš radau tą, kas pakeitė Dievo vaidmenį. Aš radau tą, kuris dabar mane išklauso, kuriam aš galiu išlieti savo širdį. Ir tas žmogus jau vykdo tą Dievo funkciją, kurią aš buvau savo susigalvojęs ir priskyręs Dievui. Toks Dievas taip pat neegzistuoja. Ar čia yra tiesos apie Dievą? Yra. Bet ar tai visas Dievo paveikslas? Ne. Toli gražu. Taip, geriausiai pasaulyje mus gali suprasti tik tai Dievas. Jis žino mūsų motyvus, jis žino mūsų silpnybes, jis žino mūsų gyvenimo istoriją. Tačiau jis ne tik nori mūsų klausytis ir mūsų guosti, bet jis nori mus ir nukreipti į gyvybės kelią. Jis nori ne tik mūsų klausyti, bet nori, kad ir mes išgirstume jį. Trečias Dievo įvaizdis tai toks Dievas pagal iškvietimą. Toks, kuris visada šalia, tik ir laukia, tik taip pasiruošęs, žinot, kaip tie sprinteriai. Ir laukia, kada man tik jo prireiks. Jis niekuomet nesikiša, jis tik visada kantrai laukia ir nieko nereikalauja. Aš gyvenu savo gyvenimą, ir kada man jo prireiks, aš kreipsiuosi į jį. Ir štai aš meldžiuosi, kada man prireikia jo ir aš nesulaukiu Dievo atsakymų. Ir mano tikėjimas griūva, nes Dievas mane nuvylė, jis man neatsakinėja, o aš tikiu tokį Dievą, kuris turi atsakyti, kada aš jau kreipiausi į jį. Jis nuvylė mane. Tokio Dievo pagal iškvietimą neegzistuoja. Tai yra mano sumanymas.
Ar čia yra tiesos apie Dievą? Yra. Bet Dievas toli gražu, čia ne visas jo paveikslas. Taip, Dievas visada šalia, bet jis nori labai aktyviai dalyvauti mūsų gyvenime. Jis nori dalyvauti ne tik mūsų bėdose, bet persmelkti visą mūsų gyvenimą. Kuomet pakviečiame jį į savo gyvenimą, mes duodame jam raktus nuo visų durų. Ketvirtas – tai Dievas kaltintojas. Tas, kurio neįmanoma patenkinti. Tas, kuriam vis negana. Jis visuomet stebi kaltinančių žvilgsnių ir laukia, kol tu suklysi, kol tu kažkokią nuodėmę padarysi, kad galėtų ateiti ir pelnytai tave nubausti, kad ateiti ir tave kaltinti. Ir štai aš iš visų jėgų stengiuosi būti šventas, nenusidėti, bet galiausiai aš neištveriu tos nuolatinės tokio kaltinančio Dievo įtampos, kalties ir pasmerkimo. Ir mano tikėjimas griūva, nes Dievas pernelyg negailestingas man. Bet tokio Dievo neegzistuoja, tokio Dievo nėra. Ar čia yra tiesos apie Dievą? Yra. Bet ar tai visas Dievo paveikslas? Žinoma, kad ne. Dievas yra tobulas ir šventas. Jokia nuodėmė nepaveldės Dievo karalystės. O tai reiškia, kad ir mums nėra vietos joje. Tačiau Dievas vieną kartą visiems laikams pasmerkė nuodėmę Jėzuje Kristuje ir mes šiandien šventėme tai. Jisai mirė už mus ant kryžiaus. Ir taip Dievas parodė mums savo nesuvokiamą meilę. Ir galiausiai dar noriu paminėti du tokius kraštutinumus. Vienas tai atitolęs Dievas. Dievas, kuris vieną kartą užsuko žemę, užsuko visatą ir išėjo. Išėjo galbūt kitų pasaulių kurti, galbūt dar kažką. Bet žodžiu, taip jisai egzistuoja ir kažkada turbūt mes su juo susitiksime, bet dabar mes nelabai rūpime jam. Tad mes tiesiog galime mėgauti savo gyvenimą. Ir štai, kada man sunku, aš nerandu tada pas ką kreiptis, nes Dievui aš neįdomus. Tuomet belieka tikėti, kad kažkas yra, bet jokio santykio su tokiu Dievu aš negaliu turėti. Mano tikėjimas yra negyvas, neturintis jokios jėgos. Bet tokio Dievo nėra. Toks Dievas neegzistuoja. Ar čia yra tiesos apie Dievą? Abejoju. Bet ar tai tikras Dievo paveikslas? Žinoma, kad ne. Dievas visuomet aktyviai dalyvauja žmonijos istorijoje, žmonių gyvenime. Jis yra apskritai istorijos vykdytojas. Ir jisai nustato kiekvienam įvykiui laiką, metą, pabaigą žmonijos istorijai. Ir viskas yra jo rankoje, viskas priklauso nuo jo ir niekas pasaulyje nevyksta, jam nežinant, jam nepastebėjus arba jam neleidus. Ir paskutinis įvaizdis, kuris taip pat, sakyčiau, kaip kraštutinis yra, tai Dievas, kuris negali be žmogaus. Dievas, kuris padarytų viską, kad tik žmogus jo tikėtų. Svarbiausia jo misija – atvesti žmogų pas save. Jis pasiruošęs padaryti bet ką dėl žmogaus, kad tik laimėtų jo palankumą. Žinote, man šią savaitę vienas žmogus atsiuntė nuorodą į vieną giesmę ir sakė, kokia graži giesmė. Aš atidariau tą giesmę, Tower and Wells Crazy About You. Aš atidariau tą giesmę, kadangi neturiu Spotify'us, gal pakrašiau 10 sekundžių ir supratau, kad kažkas ten labai negerai. Ir aš jums paskaitysiu tiesiog iš lyrikos vieną dalį. Jis eina iš proto dėl tavęs, nenorėjo gyventi be tavęs, iškeitė žvaigždės į šansą užkariauti tavo širdį, kad tik įrodytų, jog tai yra tiesa. Jis iš proto eina dėl tavęs, mirė, kad tau nereikėtų, sutripė tavo nesėkmes ir dabar jis nešioja tavo randus. Štai kaip stipriai jis tave myli, jis niekada ant tavęs nepyko, jis tik beprotiškai mylėjo. Ir tai niekada nebuvo apie tai, ką tu darai, tai visada buvo apie tai, ką jis padarė. Tai kažkas, ko tiesiog neįmanoma girdėti per daug.
Kaip aukštai ant pjedestalo yra užkeltas žmogus. Maža to, kad žmogus tapo kūrinijos viršūnė, jis nori prilygti Dievui. Ir nori, kad Dievas būtų tas, kuriam jis yra lygus. Ir žinote, tai labai primena vienos gyvatės žodžius iš Edeno sodo, kuris sakė, paragauk to vaisiaus, jūs būsite kaip dievai. Aš galiu gyventi kaip noriu ir kaip panorėsiu, bet kada nors galiausiai ateiti pas jį. Nes jis bet kokiu atveju manęs lauks ir vis tiek viską atleis. Tačiau ilgainiui, žinote, toks tikėjimas griūva. Nes viso ko centre esu ne Dievas, o aš. O Dievas tik šalia toks trokštantis mano atsivertimo, bėgiojantis aplinkui. Ir aš nepakęsiu jokio spaudimo reikalavimų, kokiu jis man kels. Bet toks Dievas neegzistuoja. Ar čia yra tiesos apie Dievą? Taip yra. Bet ar tai tikro Dievo paveikslas? Toli gražu ne. Dievas yra tobula meilė, bet ir tobulas teisingumas. Šitas pasaulis prasidėjo nuo jo žodžio ir baigsis jo žodžiu. Jam priklauso visa šlovė, visa valdžia. Žmogus paragavo viešpaties gailestingumo, tačiau nepasinaudojęs Jėzaus Kristaus auka, jis eis į pragarą. Ir Dievas nesustabdys to. Jisai gerbs žmogaus pasirinkimą. Taigi matote, yra įvairių labai požiūrių į Dievą. Mes kiekvienas galim savo nusipiešti kažkokį Dievą, kuris gali būti labai vienpusiškas. Ir liūdna, kad daugybė žmonių gyvena su pažinimu tokio Dievo, kuris yra tik tai toks, arba tik tai toks, arba tik tai toks. Labai gerai, kad jūs esate bažnyčioje ir mes galime dalintis to, koks jis yra iš tikrųjų. Žinote, kai aš atėjau į darbą ir pradėjau dirbti savo darbovietėje, mes turėjome žmonės, kurie yra tokioje rolėje kaip aš, arba tokiose pareigybėse kaip aš, mes turėjome susirinkimus kas savaitinius. Ir štai pradėjo žmonės dalintis, kad viena tokia moteris, kuri yra kitam skyriui, jinai su kiekvienu daro susitikimą, su kiekvienu asmeniškai. Ir aš mačiau, kad su manim irgi jinai užsakė susitikimą. Ir žmonės, kada mes ten sėdėm, kalbame, sako, žinokit, kaip jinai varo. Ta prasme, atėjau susirinkimą, iškart mane žemina, sako, kad aš nieko nemoku, kad taip, anaip. Ir žodžiu, pradėjo dalintis, kad jinai, kada susitikinėja su tokiais žmonėmis kaip aš, ten, žodžiu, labai blogi dalykai vyksta. Kad jinai tokia griežta, kažkokia įžeidi ir taip toliau. Ir žinot, aš biškį bijojau to susitikimo, galvoju, kas čia dabar bus. Aš iš vis naujokas, nieko dar gerai nemoku, dirbu gal ten kažkur 4 mėnesius, tik tai, kai pradės manęs klausinėti, arba ten, nežinau, ar nenorėsiu paskui iš darbo išeiti. Ir žinot, kada ateina tas susitikimas, visiškai maloni moteriškė. Nieko blogo man nepasakė, labai gražiai pakalbėjome, mandagi, viską. Ir dabar aš jau dirbu 2 metus šitoj kompanijoje. Kiek laiko aš su ją buvau susidūręs, visada buvo tik labai geri įspūdžiai. Žinote, kartais man norėjo prikišti kažkokią nuomonę apie žmogų, tačiau aš pats pamačiau, kad yra visai kitaip. Man apie ją norėjo suteikti įvaizdį labai blogo žmogaus. Tačiau, kada aš susipažinau asmeniškai, aš pamačiau, kad tai visiškai malonus, geras žmogus. Pasakosiu dar kitą istoriją. Vieną kartą pas mus bažnyčioje, gal prieš kiek metų, gal prieš 7 metus, buvo vaikų dienos centras. Ir jis buvo oficialiai įkurtas, į bažnyčią kreipėsi tikintieji žmonės, kurie pasakė, mes parašysim projektą Europos Sąjungai, ir gausime paramą ir štai jūs galėsim pasamdyti jūsų narius ir jūs galėsite atidaryti vaikų centrą, tarnauti vaikams, skelbti Dievo žodį ir taip pat turėti paramą. Ir mes sutikome, mes atidarėme vaikų dienos centrą,
Pora žmonių pradėjo savanoriauti, vienam iš jų pradėjo mokėti algą, bet eina laikas ir mes pradedam matyti, kad kažkas ne taip. Vos centras išgyvena, labai sunkiai gauti finansavimą, kartais maisto neturim, turim patys galvoti. Labai daug problemų. Ir galiausiai išaiškėjo taip, kad buvo parašytas projektas, tačiau pinigai to projekto nuėjo visai kitur, mokymo jokių nebuvo, vaikams pramogų nebuvo, nes pinigai buvo kitur pašalinti ir taip toliau. Ir paskui, kada tu žinai, kad už to stovi tikinti žmonės, tu pradedi galvoti, kokį Dievą žmonės tiki. Kaip būdamas tikintis, tu gali daryti kažkokias tokias aferas ir įtraukti į tai kitas bažnyčias. Ir vėlgi, žinote, du požiūriai. Yra įvaizdis blogo žmogaus, bet kada tu su juo susipažįsti, tu matai, kad realybė visai kita. Bet yra įvaizdis gero žmogaus, krikščionio, bet kada tu su juo susipažįsti, tu matai, kad realybė irgi visai kita. Tad mūsų įvaizdis išankstinis, kokį mes turime ir kokį mūsų perša pasaulis kartais apie Dievą, jis taip pat yra visiškai neteisingas. Taip yra ir su Dievu. Kartais mes įsivaizduojame, kad mums, kaip mes Dievą beįsivaizduotume, kaip mes jį suprastume, kaip mes jį savo pieštumėmės, mums būtina susipažinti su tikru Dievu, kad suprast, koks jis yra iš tikrųjų. Be savo išankstinių nusistatymų, be savo gyvenimo traumų. Bet pažinti Dievą, koks jis iš tikrųjų yra. Nes dažnai mes ateiname pas Dievą su savo idėjomis, su savo kažkokiais troškimais ir mes tada pritaikome Dievą savo. Pirmas laiškas Korintiečiams, 15 skyrius. Paulius rašo bažnyčiai, rašo Korinto bažnyčiai. Žiūrėkite, ką jis rašo. Pabuskite teisumui ir nenuodėmiaukite. Kai kurie iš jūsų nepažįsta Dievo, tai sakau jūsų gėdai. Kai kurie iš jūsų nepažįsta Dievo. Ir jis tai rašo bažnyčiai. Kokį Dievą pažinojo korintiečiai? Mes negalime sakyti, kad tie žmonės buvo netikintis, tačiau jie pažinojo Dievą ne tokiu, koks jis buvo. Jie nepažinojo Dievo, koks jis yra iš tiesų. Tad vienintelis objektyvus Dievo pažinimo šaltinis tai yra kas? Dievo žodis. Biblija yra Dievo įkvėpta knyga, kurioje žmonės aprašė atskirų asmenų, taip pat ir visos tautos susidūrimą su gyvuoju Dievu. Mes galime įvairiai įsivaizduoti Dievą, tačiau galiausiai mes turime ateiti prie šventojo rašto, kur pats Dievas parodo save. Jisai pasako, kas jis yra. Mums nereikia kažkaip formuoti apie jį kažkokią nuomonę iš kažkur, iš ten. Bet Dievo žodis parodo, koks jis iš tikrųjų yra. Ir Dievo žodis yra tas, kuris nukarpo nuo mūsų įsivaizdavimo tos neteisingus dalykus, tą melą apie Dievą. Dėl to mums taip svarbu grįžti ir pasinerti į Dievo žodį. Nes Biblija nėra knyga apie žmogų. Tai yra knyga apie Dievą. Tik čia mes galime jį pažinti iš tikrųjų iš tos pusės. Iš visų pusių. Ne tik iš patinkančios mums pusės, bet pamatyti jį iš visur, koks jis iš tiesų yra. Jo teisingumą, jo šventumą, jo suverenumą, nepriklausomybę, jo meilę, jo didybę, jo griežtumą ir jo šlovę. Žinote, labai įdomu klausytis žmonių maldų. Ypatingai pradžių. Aš paklausiau keletą mūsų pamaldų ir užsirašiau, kaip žmonės pradeda maldas. Pavyzdžiui, vienas žmogus mūsų bažnyčiai maldą pradeda: brangus tėveli. Dar vienas žmogus pradeda, pasakysiu rusiškai: Отец небесный, всемогущий Бог, слава тебе.
Dar vienas žmogus pradeda, dangiškasis tėve, visatos kūrėjau, ateiname pas tave ir taip toliau. Kiekvienas žmogus turi savo Dievo pažinimą ir jis kreipiasi į Dievą taip, kaip jis jį supranta. Ir žinote, su laiku mūsų Dievo supratimas keičiasi. Ir tame nėra nieko blogo. Su to, kaip mes augame, kaip mes pažįstame Dievą, pažįstame Jo didybę, pažįstame Jo pilnatvę. Tam tikrose situacijose mes matom jį kaip tokį kaltintoją, kitose situacijose mes matome jį kaip pagodžiantį, kitose situacijose mes matome jį kaip kažkokį palaikantį, kurią mes galime ateiti ir išsakyti širdį. Ir su to viskas gerai. Dievas įvairiai veikia įvairiose aplinkybėse. Tačiau be galo svarbu grįžti prie Dievo žodžio, grįžti į jį, prie šventojo rašto, kur pats Dievas rodo save. Biblija mums parodo Dievą neištrauktą iš konteksto, ne tokį, kaip mes mėgstame, bet visapusišką, tokį, koks jis iš tikrųjų yra. Todėl svarbu mums labai skaityti ne tas mūsų mėgstamiausias Biblijos vietas, bet visas. Skaityti visą Bibliją, kad pažintume Dievą, kaip jisai sąveikauja su žmonėmis. Ir aišku, kad tas Dievas, jisai turi savo valią, jisai turi savo norus, jis turi savo charakterį. Ir jeigu mes norime sužinoti apie jį, mes turime jį pažinti. Kaip šitos žmonės daug kur sakiau. Kol aš nesusipažinau, aš negalėjau pasakyti, kokie yra. Tačiau kada aš noriu susipažinti su kažkokiu žmogum, aš turiu jį pažinti, su juo bendrauti. Jeigu mes atmesime Bibliją ir gyvensime tik savo apreiškimais arba savo nuomonę apie Dievą, mes visi čia bažnyčioje turėsime kiekvienas skirtingą Dievą. Ir mes negalėsime garbinti to gyvo, tikrojo Dievo, nes kiekvienas turės savo įsivaizdavimą, koks jis yra, su savo troškimais, charakteriais, pažiūromis. Žinote, kada kalbėsi su žmonėmis, kartais, kurie paliko Dievą, kurie nusisuko nuo jo, nors buvo su jo, išėjo į pasaulį, dažnai girdi priežastis ir požiūrį į Dievą, kurio nėra Biblijoje. Ir tu supranti, kad labai dažnai žmonės susikuria savo Dievą, o patys paskui ir juo pasipiktina. Kartais mes turime pasigavę melus apie Dievą, kuriuos turėtume palikti. Todėl šventasis raštas pasitarnauja mums ne tik tam, kad mes pamatytume, koks Dievas yra, bet tam, kad atpažintume, koks jis nėra. Ir atmestume tos Dievo įvaizdžius, kurie neturi nieko bendro su bibliniu Dievu. Paulius rašo, kad laiške Hebrajams 4 skyrius 12 eilutė, kad Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki pat sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų ir teisia širdies mintis bei sumanimus. Tai daro Dievo žodis. Jis apvalo mūsų širdį ir grąžina mums supratimą apie Dievą tokiu, koks jis yra. Dievo žodis mums padeda išlikti toj tikrovėje, suprasti, kaip yra iš tikrųjų. Leidžia išgryninti savo pažiūras ir pažinti Kristų visame jo grožyje. Ir baigdamas truputį apibendrinsiu ir eisime prie pabaigos. Taigi mums iš tikrųjų patinka ta Dievo versija, kuri atleidžia. Tačiau mums nelabai patinka ta Dievo versija, kuri reikalauja atgailos. Mums patinka ta Dievo versija, kuri myli, kuri rodo gailestingumą. Tačiau nelabai patinka ta Dievo versija, kuri reikalauja šventumo ir paklusnumo. Mums patinka ta Dievo versija, kuri godžia, kuri gelbėja. Tačiau ne visada patinka ta Dievo versija, kuri sako, imk savo kryžių ir eik paskui mane. Tačiau ką mes begalvotume, mes Dievo nepakeisime. Jis yra asmuo ir užuominas apie save jis įdėjo į šventąjį raštą. Tai yra užuominos, nes Dievas yra daug didingesnis ir mums reikės dar visos amžinybės, kad mes jį pažintume. Tačiau dabar šventame rašte mes galime rasti tai, ką jis paliko mums žemėje, kad mes pažintume žemėje. Ir jeigu mes nepasiliksime Dievo žodėje, mes neišvengiamai tapsime auka mūsų pačių
sugalvotų idėjų. Mūsų supančios visuomenės, jos peršamos nuomonės apie vertybės, apie įsitikinimus. Mes tapsime savo gyvenimo įkaitais, savo gyvenimo istorijos, savo gyvenimo patyrimų, savo gyvenimo traumų įkaitais. Ir perimsime kitų žmonių požiūrį apie Dievą, apie pasaulėžiūrą. Gali sugalvoti bet kokį Dievą, bet kokias jo savybės, bet vienintelė objektyvi vieta pažinti Dievą yra jo žodis. Yra jo apreiškimas, kurį jis paliko apie save. Ir jeigu aš nesutinku su raštu, vadinasi, aš sugalvojau savo asmeninį Dievą. Tas Dievas, kurį aš sugalvojau, jis niekada nieko negelbėjo ir niekada nieko neišgelbės iš nuodėmių ir nesuteiks jokios naudos nei šiam, nei ateities gyvenimui. Tad noriu paraginti jūs pažinti Dievą jo pilnatvėje. Priimti jį tokiu, koks jis atsiveria mums savo žodyje. Ir su tom jo savybėm, kur mums mielos ir geros, bet ir su tom savybėm, kurios kelia mums iššūkių ir kurių mes galbūt ne visada suprantame. Susitikime su Dievu su tokiu, koks jisai yra, su tikru Dievu, su gyvu Dievu, kuris yra kūrėjas ir kuris yra šio pasaulio valdytojas. Jo didybė ir grožis yra verti, kad mes pažintume jį. Ir dar paskutinę eilutę noriu paskaityti iš Jeremijo pranašystės. 9 skyriaus, 23-24 eilutė. Taip sako Viešpats, išmintingasis tai nesigiria savo išmintimi, stiprusis savo stiprybę, o turtingasis savo turtais. Kas nori girtis, tegul gyrėsi, kad supranta ir pažįsta mane. Kad aš Viešpats, kuris vykdau malonę, teismą ir teisingumą žemėje, nes man tai patinka, sako Viešpats. Taigi Viešpats nenori, kad mes garbintume ir tarnautume įsivaizduojamiems dievams, bet nori, kad mes pažintume jį tokiu, koks jis yra. Kad pažintume jį, nes tai verta pasididžiavimo. Verta to didžiuotis, kad mes pažįstame jį. Amen.